Rytelis. Šiandien esam Geirangeri, dar nakvosim vieną naktį, mėgojau tokiuose pūkynėse pataluose. Labai fainai. Ir prasideda man darbas nuo 9:45, bet aš negaliu mėgoti, nes aš esu Geirangeri. Geirangeri, aš ne kiekvieną dieną esu, aš esu prieš 5 metus paskutinį kartą buvus, dėl to negaliu pramėgoti ir tuo labiau matau, kad nelyja. Einam. O žinot, koks atvažiavimas yra į Geirangerį? Nesvarbu, iš kurios pusės važiuosi, ar per Eagle Road, ar per kitą pusę, vis tiek tu turėsi važiuoti visą laiką zigzagais. Piu. Ir vakar, kai vežiau savo vargšus amerikiečius, jiem buvo labai daug streso, labai daug. Jie paskui vakare net vargšai ėjo išgerti alkoholio, dėl to, kad sakė, tai buvo baisu. Keliamės ir einam. Hello. Aš neįsivaizduoju, kokiu būdu norvegai sugebėjo atrasti šitą rojaus kampelį ir dar pagaminti tos kelius, vedančius tokiais vadinai. Dabar aišku nesimato, bet Eagle Roads tai visiškai zigzagai, pirmin atgal zigzagiukai. Kitoj pusėje nesimato dėl to, kad užstojo tiesiog visas šitas, ką dabar čia matom, bet ten irgi į kalną ir paskui nuo kalno. Žodžiu, nuostabus Geirangeris ir turbūt gražesnės vietos Norvegijoje dar nesu mačius kaip Geirangeris. O jeigu dar oras toksai geras ir nors viršūnėse yra dar sniego, bet apačioje šilta ir jeigu nėra rūko, tai vaizdas, Dieve mano, Jėzau. Su telefonu jum neperteiksiu, reikia pamatyti gyvai, pajausti tą garsą, tą vaizdą, visų kalnų didybę. Jėzau, kaip čia gražu. Tikrai žinokit, pati fainiausia vieta, ką aš esu mačius Norvegijoje. Pati. Pati linksmiausia dalis, tai važinėti per šitos posūkius. Piu, su autobusu, man labai žiauriai patinka. Dabar mes esam ant Eagle Road kelio, kuris turi 14 ar kiek ten tokių posūkių, kur su autobusu turi užsimesti belė kiek išimti. Labai fainai, labai džiaugiuosi, labai patinka, labai wow. Patirtis, labai gera patirtis, pravažiuoji porą kartų per šitą kelią ir tampi patyrusi bijoklę. Net vaivorykštė. Kad gautųsi geras kadras stovint po kriokliu, kartais paskui atrodo va taip. Nežinau, ar matosi, bet esu šlapia, aptaškyta. Dėl to, kad labai norėjau va taip, paimti telefoną ir eiti po šituo tekančiu vandeniu, nes čia galima ateiti. Ir va taip. Oh my god. Kietas laukas. Žiūri, fainai, negaliu.
Man čia fainiausia. Visiems fainai, bet man fainiausia. Nes mes šiandien turim ne tik vėl gerą orą, šilumą, gražų vaizdą, bet ir gerą nuotaiką. Tadam! Tadam! Nutarėm su gidu parodyti daugiau žmonėm, negu buvo planuota, nes šitas Eagle Road nebuvo įtrauktas į tą maršrutą mūsų, bet aš sakau, nu kaip neparodyti žmonėm tokio grožio? Kaip, nu aš tai sakau, tai tikrai netingiu vairuoti, važiuojam. Atvažiavom. Dabar leisimės į apačią, tenai, atgal, nes aš juos turiu tenai atgal nuvežti į Rangerį, jie lips į laivą, ne tokį didelį, mažesnį, ir pasiplaukios čia per visą tą fjordą. O aš jų palauksiu viešbutį, galimai spa. Nenustepkite, būdami Norvegijoje, kad rasite pardavime tiek elnių dešrytės, tiek banginių dešrytės, tiek briedžių dešrytės. Pirmą kartą turiu galimybę paragauti. Paragaukim pirmiausia elnių, šiaurės elnių dešrytės. Pasižiūrėkim, kas per skonis. Ir ne, jie nėra žudikai, jie nežudo tų elnių, o tiesiog palaiko populiaciją dėl to, kad tų elnių labai yra daug, sakė, labai daug žiūriu. 5 kartus daugiau negu galėtų būti, dėl to skani dešrytė. Paragaukim dabar banginę, iš jūros banginę. Atrodo tiesiog kaip paprasta, ne? Kiaulienos dešra. Galiu pasakyti, kad nieko nesuprantu skirtumo. Tokia pati mėsa, kaip ir buvo elnio. Ir paragaukim briedžio. Briedis šitas. Tas jau didelis. Galiu pasakyti vieną, kad jeigu man dabar duotų kažkurį iš jų 3 ir sakytų, kurio tu dabar čia gyvūnėlio mėsą valgai, visos 3 vienodos skonio. O gal aš tiesiog nemoku ragauti? Jaučiu, kad pas mane su skonio receptoriais yra prastai. Nes jaučiu tik tai mėsą ir pipirus. Ir čia va jų yra rinkiniai iš karto padaryti. Ir sūriai. O žinokit, pas norvegų sūriai irgi. Vertė dėmesio virti. Labai skanu. Nežinau, mėsa kaip mėsa. Nesuprantu. O atragautoja, ane? Tiek iš manęs ir naudos. O papasakau daug informacijos. Visos taip pat 3 vienodos. Šiandien turiu gerokai laisvą pusdienį, dėl to, kad maniškiai plaukioja be manęs su laiveliu. Tai vaikšto pati kaip turistė. Štai ir Vilneda, kur buvus, kur nebuvus Vilneda, bet man atrodo su lietuviais važiuoja dėl to, kad matau užrašas lietuviškas užsakyta. Taip pat yra atskridęs kruizas, labai daug už tai mieste žmonių, plus dar visokių mašinų, matot, kemperių. Žodžiu, miestas mažiukas ir perpildytas. Aš nežinau, kaip man reikės važiuoti pasiimti savo katinukus, nes jie toj prabrauks per veidrodėlį. Netikiu? Gal ir išvažiuos. Aš žinai, kai vairuoti, aš iš karto žiūriu į veidrodėlius ir jeigu matau, kad artėja prie veidrodėlių, tai man iš karto jau panika. Nice, good job. Tai žodžiu, nežinau, kaip man reikės važiuoti pasimti savo amerikiečių, nes tiek autobusų, tiek mašinų, tiek žmonių. Kaip ten reikės. O Jėzus, vos neužkliuvau ir nenugriuvau kažkokio kabelio. Tai gerai, kad dar nepakratė. Reikia žiūrėti, pasirodo, pakuojamo, nei telefoną. Pakuojam biškė kartais. Kad nenusibalnuot nosies. Beautiful. Labai gražu. Įdomu, kas jums gražiau, motociklas ar šitas motociklininkas. Britvistas.
Gerai. Einam ieškoti kažką valgyti. Šiandien pietus nėra included. Reikia kažką susirasti. Yra parduotuvių, yra barų. Aišku, kainos, tai aš jaučiu, čia bus special turistam padarytos tokios, kad atšoks man fantaziją ir valgyt. Bet vis tiek kažką įsidėti į burną reikia. Tų dešryčių, kur ką tik paragavau, neužtenka 3 mažiukų gabaliukų. Reikia bent jau pusę šlioso, kad pasijausti užpildytai, kad būtų pilvelis pilnas. Eina, pažiūrėsim, ką čia duoda. Vaizdas. Ane? Vertas milijono. Vertas atvažiuoti į Geirangerį bent vieną kartą. Bet svarbiausia pataikyti ant gerą orą. I ignored my son for 3 days. And he's like, Dad, why are you not talking to me? You know? For fuck's sake, I've been texting you for 3 days now and you haven't messaged me back. So I FaceTimed him and said like, okay, so Vargstu serpantinais su savo gražuolio autobuso. Oi. Bele kaip dabar prisiparkavau, biškį pusę kelio užtvėriau jaučiu, bet už tai vaizdelis koksai. Lai, 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 lai. Štai ir atsirioglinom į Dalsnybą, pats aukščiausias taškas, į kurį gali atvažiuoti su mašina arba su autobusu ir pasižiūrėti į fjordą ir į kalnus snieguotus. O, jaučiuosi kaip Aurimas užlipęs į kopęs į Everestą, nes matau tik tai kalnų viršūnės ir va tenai yra Geirangeris, iš kurio mes atvažiavom visą kelią. Tiek vargt reikėjo. O Jėzu, va Jėzus, nieks nenori tų autobusų nei praleisti, nei įleisti, visiems pofik ant jų. Buvo reikalų. Ir tas kelias, kuriuo reikėjo atvažiuoti į Dalsnybą, va tai. Visas vingiuotas. Galiu pasakyti, kad vairuojant tai yra biškai ką veikti. Labiau ne dėl kelio, labiau dėl priešais atvažiuojančių mašinų. Tai kartais reikia net ir atbalom pavažiuoti, kartais reikia ir bandyti paaiškinti jiem, kad tu mažas, tu gali pralyst. Lysk. Dalsnyba. Ai, nu fainai. Koks šaltas, tirpstantis sniegas. Ne taip jau čia ir norėjau šiandien jo. Pasirodo. Apsidžiaugiau, kad pamačiau sniegą, pasirodo ne tas. Ne tas.
Radau draugę. Tokia pati raiža kaip ir aš. Labas. Labas. Pašalė jau žiūri sėdi, galvoju, reikia, jų kūpos akis gražios. Galvoju, reikia patrukdyti jai, bet kaip šuo uodegą vizgina, reiškia nepatinku aš jai. Ko pyksti? Ai, tau nepatinka kiti žmonės? Pas ant kitų. Glaustosi mažiukė. O, irgi mėgsta žolę. Fainuolė. Čia turbūt gyvena. Nu gerai, nu tada aš netrukdau tavęs, gerai? Ate mažutė. Ate, gerą tau gyvenimo čia, gerai praleisti laiką Geirangere. Jeigu nešia, tai gali apsikačiuoti. Ui. Nelys prie pilvo. Kitos katės būna prie pilvo, prisilieti iš karto griebę. Bet tokia miela katytė. Tik žmonės gal nepatinka. Svetimi.